vakaras. Tiesą sakant, man iki Nikičių arčiau negu iki Klaipėdos, todėl aš čia beveik kaip ir namuose esu ir labai keista, kad pas jūs dar nedalyvavau jokiame renginyje arba šiaip, bet pasižadu pasitaisyti, dėl to, kad pas jūs yra fantastiška bendruomenė, fantastiški renginiai ir iš tikrųjų daugelis kaimų ir, sakykime, tokių galėtų pavydėti štai tokio bendruomenės judėjimo ir taip toliau ir panašiai. Va. Aš, kadangi matau ypač jauną auditoriją, šiandieną jūsų neapsunkinsiu gilia egzistencialistinė dainuojamąją poeziją. Galbūt kažką tai tokio paprasčiau į temą ir apie rudenį. Taigi, pirma daina yra apie patį rečiausią Lietuvos paukštį, kurio jau ko gero net raudonojoje knygoje, nei juodojoje knygoje nebėra. Tai yra drakonas. Rudenį geltona, ant šakos lazdyno supos du drakonai. Patys paskutinis, šitas paskutinis, kitas. O katras ne antras niekaip nesupranta ir dėl to kažtai dalyko du drakonai susipyko, susirėjo, spjaudyti ugnimi pradėjom. Aš pro šalį važiavau į Lazdijų miestą ir ugnelės paprašiau keliui pasišviesti. Labas rytas! Viso gero. Pasakykit, ponai, kiek šita ugnelė sveria? 1000 balionų. Atkepa ir išmatuoja ir maišelį duoda. Kiek ugnelė kaštuoja? Vieną gerą šau ir daugiau tai nieko. Linkiu labų ryto. Aš didžiausia dėkui į pakalnę rytin. Prisipylęs pilna kibirkščių maišelė. Leidosi į pilką kalvarijų. Kelias kibirkščiuoja ir dumelis rūsta, tai gražiai važiuoja, nieka man nevirsta. Kelias kibirkščiuoja ir dumelis rūsta, tai gražiai važiuoja, nieka man nevirsta. Kelias kibirkščiuoja ir dumelis rūsta, tai gražiai važiuoja, nieka man nevirsta. Trūksta tik staiga vadelis, pasibaigusios ugnelės. Ir tolyn nubėga kelias, vienas be manęs, vienas be manęs. Kaip man liūdna, o gal ne? Kaip man liūdna, o gal ir ne? Kaip man liūdna, o gal ir ne? Oh yeah. Taigi mes esame prie 5 stalelio ir norėtume paklausti, ar jūs čia pardavinėjate, ką pristatysite šiandien mums. Labą dieną visiems, sveikinu su švente. Labai gražu darbelį turiu visi darė vaikučiai, pyragėlį tik kepė. Mes jau kai ką įsigijom ir dar ruošiamės įsigyti. O mano darbeliai yra austi. Aš turiu audimo staklelės namuose, o čia atsinešiau tik stalo rėmelius. Vaikučiams parodyti, kaip reikia, galima vagomedeną išausti, kažkokią tai paveiskėlį, pasištausti, pasikabinti ant sienos. O mano darbai lininiai, maudžiu medžiagą su keturinytėm šitą žalinėm staklelėm. Po to siūlymų kažką tai padarom virvutės, sagutės, viską gaminam patys, nuo pat siūlo iki užbaigto gaminio. Mano vardas Rimantė, aš gyvenu Ablanėnų gyvenvietėje. Ačiū. Gaminu plokšteles ir saldainių, kad iš tikrųjų dovana būtų nereikia. Gal irgi tik lietaus.
malonumai, nuo žemiškų malonumų iki dangiškų malonumų. Kodėl nežinau? O jūs padarinėjate, tik šį parodėte? Jūs turite kiek jums? Čia mano krašteliai. Čia mano mamytės Vainaitės verkstos, jai 84 metai, bet yra šviesos protai, daro gražius darbus. O Martelė prisistatys pati. O aš gaminu papuošaliukus pagal norą ir idėją, fantaziją. Tiesiog kas ką paprašo, tą ir padariau. O jūs dabar pardavinėjate viską? Šitas stendas pardavimų, šitas pasigražėjimų. Labą dieną. Šiandieną mes jums parodysime vaidinimą su dainomis. Dalyvauja Saugų jaunimo kolektyvas. Mes atsinešėme gitarą. Jarai, parodyk gitarą. Tai Jaro gitara. Taigi, iš praeities į dabartį. Jeigu jūs buvote 1970-80 metų vaikas, mums tiesiog neina patikėti, kaip jūs galėjote išgyventi iki šių laikų, Jeigu automobiliuose mes važinėdavomės be saugos diržų ir saugos pagalbių ir mes išgyvename. Arba tada niekas dviračiu nebūtų važinėjęs su šalmu. Siaubas. Visą dieną niekas negalėdavo sužinoti, kur mes būdavome. Mobiliųjų telefonų nebuvo. Sunku įsivaizduoti. Ar atsimenate, mes valgėme pyragėlius, gėrėme limonadų ir niekas nuo to nestorėjo. O svarbiausia, mes gėjom tik iš vieno butelio ir niekas nuo to nenumirė. Ant maisto bateliukų nebūdavo jokių slaptų užsukamų dangtelių. Spintelės dažnai nebūdavo rakinamos, o durys nebūdavo rakinamos. Ja, žvaigždelė visai kelią ir liepsnokių ugnimi, mes, spaliukai, dabiliukai, visą darbštus ir linksmi. 3 liepsnelės prie krūtinių pionierių mūsų, mes, spaliukai, jų broliukai, pionieriais būsim. A dabar dainelė apie draugystę. Šypsenėlė pilda mus visus, ji pabudins languje nepaikus jasą, padaryk ir šypsenas ratu. Ir pasaulį šypsenėlėmis apvasti. Širakas rana moja radnaja, nogablei viso paleirė, ja другой такой страны не знаю, где такой надежда человек. Я другой такой не знаю, где такой надежда человек. Mes lietuviai, tai dainuokim lietuviškai.